namų darbas, kur iš teisingumo funkcijos praleidau galimybės gyvenime. Teko dirbti kolektyvinį darbą žmonių grupėje. Iš mūsų darbuotojų buvo renkami team lyderiai. Visas kolektyvas nusprendė, kad team lyderiu turėčiau būti aš, bet menedžeris pasirinko žmogų, su kuriuo daugiau bendrauja ir kurį labiau pažįsta. Kur iš negatyvumo patvirtinimo teko kažko atsisakyti. Man teko sudalyvauti 2015 metų Londono mados savaitėje ir atlikti makiažus profesionaliems modeliams. Po programos buvau pakviesta padirbėti after party, atlikti keletą makiažų svečiams, bet atsisakiau, nes pabijojau bendravimo su turtingesniais už save ir žemesniais žmonėmis. Kur dėl emocijų leidau nereikalingai pinigus. Teko išleisti pinigus nereikalingiams dalykams grožio parodose, kur kiekviena prekė buvo pristatoma ir pademonstruojama gyvai. Mane įtikino, kad šitos prekės man tikrai reikia, nors iš tikrųjų, nusipirkusi šitą prekę, aš jos visiškai nenaudoju.